dabar, kiekvienas celofanas gali vaidinti žurnalistą. Ar galime sakyti, kad šių laikų politikoje labai didelį matmenį, svorį turi kerštingumas, banalus kerštingumas? Oje. Turėjome prezidento poste berniuką, kuris visiems norėjo atkeršyti. Blinkevičiūtė ir ideologija yra dvi paralelinės tiesės, kurios erdvėje niekada nesusikerta. Ačiū labai visiems įsijungusiems. Naujausią redakcijos video šiek tiek nesimatėme keletą dienų, tai labai džiaugiuosi visus matydamas, nors iš tikrųjų gal ir nematydamas. Šiandien mes esam vėl naujoj vietoj ir prie Birutės ir Ritos ir manęs šiandien prisijungia ir į redakciją užsuko Rimvydas Valatka. Sveiki, Rimvydai. Sveiki. Tai nežinau, čia turbūt ir jūsų tikrai pristatinėti jau nereikia, tai gal nuo tokio paprasčiausio klausimo, kiek jūs metų, Rimvydai, jau esat žiniasklaidai? Dabar 2024, oficialiai nuo 1978 metų rugsėjo. Tai praėjusiais metais buvo 45, dabar eina 46. Oho. Minus rusų kariuomenė, ir turbūt minus aukščiausiųjų tarybų. Taip. Tai va toks klausimas būtų, gal jūs galit, pavyzdžiui, palyginti, kaip per tą laiką pasikeitė žurnalistai? Gal neimkim ten tų ankstyvųjų laikų labai jau, bet nuo 90-ųjų, 92-ųjų iki dabar. Kaip pasikeitė? Turbūt, kad žmogui neišgyvenusiam to laikotarpio būtų sunku papasakot, nes pasikeitimai yra milžiniški. Tai rodo dar toks dalykas, kiek tokio amžiaus žmonių kaip aš dar rastumėt, kurie dar šiek tiek žiniasklaidai. Dar porą mūsų pažįstam, ar ne? 10 gal surinktume, o gal ir nebejau. Tai pasikeitė, visiškai pasikeitė, ar ne? Bet pagrindinis virsmas yra toks, tarkim, aš buvau laikraštinis žmogus, o laikraštis buvo perfekcionizmo viršūnė. Ta prasme, tekstas, kuris pasiekė skaitytoją, praeidavo, kartais praeidavo 5 žmonių kontrolę, ar ne? Ir tie 5 žmonės gaudydavo logikos, stiliaus, gramatikos, žurnalistikos klaidas. O dabar tekstas yra pildysime, ar ne? Parašiau eilutę send, ar ne, bus daugiau, kaip istorija su pagrobtų vaikų iš Kauno, ar ne, su klaidom, su viskuo ir taip toliau. Tai didžiulis virsmas ir tik tai žemaitiškas lėtumas neleido susirgti šizofreniją, kai tu pereini į portalą ir tu pats formuluoji reporteriams užduoti eikite klaidą. Nes tas, kas pirmas padarys klaidą, pirmas iš jos išeis. Tai tu iš perfekcionisto tampi antiperfekcionistu. Tu sakai, kad klysti reikia kuo greičiau. Nes jeigu tu visą tai taisysi, visi traukiniai iš stoties išvažiuos, o tu sėdėsi stoty ir galvosi, o kur čia man važiuoti. Tai kiek, pavyzdžiui, užtrukdavo parengti laikraštį, sakykime, maždaug, kaip jūs sakot, 5 žmonės praeina, vis tiek ir spausdinimas, kitas dalykas, kiek užtrunka parengti tas naujienas? Užtrukdavo galbūt? Laikraštis pradėdavo darbą taip 10:30, baigdavo 10:30, jeigu nebūdavo Eurolygos, futbolo čempionato, krepšinio čempionato, ir tokių įvykių, kaip pastaruoju metu, kur neeilinis įvykis yra, tada ir 12 ir 10:30. Bet jeigu taip imti, visą tai ne viskas buvo daroma tiesiai į numerį, bet labai daug kas eidavo tiesiai į numerį, pažinau, Seimo pranešimai, ir nes iš Seimo, tai reporteris kartais grįždavo 7:30, o kartais ir vėliau. Ir aš prisimenu, kaip vienas irgi
iš beveik aksakalų vis manęs klausdavo, prie išleidimo sėdė, kiek man parašyti. Kiek eilučių duodė? Žodžių ir eilučių. Tada žodžiais buvo skaičiuojama, man labiau ženklais patinka, tai aš sakydavau, kad vieną kartą pasakiau, kad klausyk kolega, aš parašyčiau 3000 per valandą, kuri tau yra skirta, o tau daugiau kaip 1500 išdaužti neišeis rišlių ženklų. Tai tavo maždaug būdavo ir toks, o tarkim sporto žurnalistai tai turėdavo iš principo visą laiką taip dirbti, ar ne? Jūs dirbot Lietuvos ryte tuo laikotarpiu, iš principo, kai apie Lietuvos rytą ir Respubliką buvo sakoma, kad galia tų laikraščių buvo tokia, kad su jais, yra toks posakis, su laikraščiu galima musę ir banką užmušti maždaug. Ar ta galia, kaip jūs vertinat žiniasklaidos galią, kaip prisimenat tą laikotarpį, ar ta galia žiniasklaidos net nebuvo per didelė ir ar sutiktumėt su dabar žmonėmis, kurie sako, kad dabar žurnalistikos galia yra ženkliai sumažėjusi šiais laikais? Aš labai skeptiškai visą gyvenimą žiūrėjau į žurnalistikos, laikraščių, televizijos galią. Mano galva, ta galia veikia tik tuos žmonės, kurie turėjo gėdos jausmą, atsakomybės jausmą, kurie, kaip pasakyti, kurie klysta, kartais ir blogų dalykų padaro, bet žmonėms, kuriems yra gėda, ką jie padaro. O tiem žmonėms, kuriem negėda, nei tada, nei dabar žiniasklaida nebuvo jokia galia. Galėjai nekreipti dėmesio. Galbūt skirtumas buvo toks vienas, tarkim, jeigu dabar aš pabandyčiau į savo laidą pakviesti kokį nors Ramūną Karbauskį, nežinau, kokį ten... Gitaną Nausėdą, geriausias chrestomatinis pavyzdys, tai jie mane pasiųstų labai toli. O prieš 26-5 metus turėjau laidą TV3, paskui Baltijos televizijoje, vadinasi, man atrodo, Kitas kampas. Ir mes kalbėdami su vienu žmogum. Tai aš prisimenu, kad buvo kokie 5 pašnekovai, kurie atėję su manim nesisveikino, išeidami neatsisveikino. Rankos nespaudė. Rankos nespaudė, bet atsisėdė į tą kėdę, atsakydavo į visus klausimus. Tai dabar šito nebėra. Maždaug tu man nepatinki, aš pas tave neinu. Tai šitoj vietoj galia tikrai sumažėjo. O ar veikia labiau? Aš sakyčiau, kad buvo, iliuzijos buvo daugiau. Įsivaizduokit, buvo... Aš esu suskirstęs Lietuvos naujausią žurnalistikos istoriją į tokias 5 stadijas, ar ne, 86, 90, 90, 2000. Tai jeigu imti 90, 2000 metai, tai iš tiesų buvo laikraščių metas, kai televizijos žinios vakare iliustruodavo tai, ką ryte parašė laikraščiai. Paskui jau po to pasikeičia, jau laikraščiai rašo, ką televizijos per žinias parodė. Tai tuo metu ir buvo labai nedaug informacijos šaltinių. Ir buvo laikraščiai, iš kurių tu sužinai praktiškai viską. O ar ta galia buvo piknaudžiaujama jūsų požiūriu? Negalėčiau taip pasakyti, kad piknaudžiaujama, bet jeigu dabar čia mes iššauktume dvasias tuo laikotarpiu reporterių ir galėtume klausytis jų pokalbių, tai būtų taip, aš nuverčiau tą ministrą, aš tam padariau tą ir būdavo, man juokingiausia buvo, kai Rita yra daug jaunesnė už mane, kai jos amžiaus reporterė bėga Seimo aukščiausios tarybos koridorium ir ten, kiam Seimo pirmininkui rėkia maždaug Česka, palauk, reikia paklausti ko nors. Tai žinoma, kad buvo, iš tiesų žurnalisto profesija buvo prestižiška, ar ne? Aš netgi kažkur vienu metu skaičiavau, kad
kokiais 1993-2004 metais reporterio atlyginimas buvo kokius 2 kart didesnis už ministrą ir kokius 6 kart didesnis už Seimo nario. Paskui labai greitai su ministru susirygino, paskui su Seimo nariu, paskui krito žemiau. Tai aišku, iš ko susideda ar ne. Galia yra iliuzija. Kaip yra, sako, kad iš esmės, kas yra stiprus žmogus, ar ne? Tai yra tas, kuris mažai kalba, bet kai pasako, tai pasako. Iš viduramžių mažiausiai yra išlikę karalių citatų. Yra ministrų, yra didikų, bet karalių nėra. Kodėl, pavyzdžiui, kokias mes Vytauto didžiojo citatas turim? Nu, aš žinau tik, vieną žinau užrašyti, 2 žinau citatas. Viena yra, kai 2 žemaičiai vykdami Žalgirio mūšį, pridirbo bažnyčinius indus negražių dalykų, kunigas pasiskundė, Vytautas liepė pasistatyti kartuves ir sakė, pasistatot kartuves ir pasikarkit. Čia taip Janas Dlugošas savo kronikoje aprašo. Ir tie 2 žemaičiai dirba kartuves ir ragina vienas kitą greičiau karalius supyks, kad lėtai. Ir antra yra, kuris aiškina laiške Jogailai, kaip jie kalbėjosi tą kalbą, kurios kiti nesuprato 1429 metų. Tai karalių kalba buvo labai rezervuota, labai nedaug. Tai iš tiesų galia yra iliuzija. Mes įsivaizduojam, kad aišku, ir turbūt lengviau buvo dirbti įsivaizduojant, kad tu gali nuverst ministrą, ar ne? Tai aš, kadangi skeptiškas esu toks, aš kažkaip niekad neįsivaizdavau. Ministrai krisdavo tada, kai ir kitos aplinkybės suguldavo. Taip kaip ir dabar, skirtumo didelio nėra. Ir prisiskirt, kad tu nuvertei ministrą, jeigu jį laikys prezidentas ar premjeras ir Seimo dauguma, tu čia gali, nežinau, 15 Pulitzerio premijos lygio tyrimų padaryti. Galia, mano manimu, yra viešumas. Dabar tą viešumą gali išnaudoti kas netingi, pradedant nuo teisingus orientyrus gyvenime turinčių žmonių iki atmatų. Kaip tas socialinių tinklų leidžiamas viešumas paveikia žiniasklaidą į gerąją ir į blogąją pusę? Viešumas yra devalvuotas. Ir devalvuotas yra visais lygiais, ar ne? Net neimkim socialinių tinklų, imkim Rusijos karą prieš Ukrainą. Atsivers bet kurį portalą ir skaityk, kaip eina ta dešra iš viršaus į apačią, skaityk antraštės. Tuo būdu bus ten Ukraina sutriuškino Rusijos pajėgas ir ten jau rusam chana atsivertė, žuvo 2 rusai, 3 sužeisti, 13 atsitraukė. 3 punktai žemiau, 3 laipteliai žemiau, Rusija puola ten, užėmė 10 metrų. Tai karo prasme abu tie įvykiai yra, niekiniai. Ir karo tokie, žūsta žmonės, liejasi kraujas, tas yra blogai, bet ta prasme žiniasklaida nebeduoda vaizdo. Jeigu atsiverstume, nežinau, bet tas pats yra ir New York Times, tas pats ir Washington Post, ir The Guardian ir taip toliau. Jeigu atsiverstume Irako karo, pirmojo Irako karo aprašymus Amerikos laikraščiuose arba Lietuvos laikraščiuose, mes turėtume vaizdą, kas kariai yra svarbu, kas yra nesvarbu ir taip toliau. O dabar, kai tau meta viską, ar ne, ir labai svarbius dalykus, ir nesvarbius, ir juokingus dalykus, arba net ir toj istorijoje, ir ne, staiga dirba policija. Labai džiaugiuosi už Lietuvą ir Lietuvos policiją, kad jį padarė beveik neįmanoma, bet tuo pat metu eina koks nors idiotas ir praneša žmogaus automobilio numerį, žmogaus vardą ir pavardę, sako, tai jis.
Irgi parašom galimai mažom raidėm, o dideliam parašo. Galimai, iškėtas. Jeigu jau, ta prasme, viešumas reikalauja atsakomybės, jeigu tu nesi įsitikinęs, kad tas žmogus padarė nusikaltimą, tai tu nerašai nei jo vardo, nei pavardės, nei to automobilio numerį, tu skambini policijai ir sakai, turi įtarimą, kad gali būti tas žmogus. Vat. Tai žodžiu, yra, kai, ir čia yra su informacija toks, jau pats jį nuvalkėjau tą palyginimą, bet yra kaip su vandenynu, ar ne, taip ir su informacijos vandenynu yra panašiai. Tiek vieno vandenyno vidury tu mirsi iš troškulio, tiek ir informacijos vandenyno vidury atsidūręs tu mirsi dėl žinių trūkumo. Nors žinių yra daug. Tai vat žiniasklaida atliko mediatoriaus vaidmenį, tarpininkas tarp skaitytojų, klausytojų, žiūrovų, buvo profesionaliai pateikdavo žinias. Nežinių dabar yra tiek, kad reikia būti, aš nežinau, akademiku, kad tu susigaudytum, ką ta žinia reiškia, ar ne? Tai, pavyzdžiui, man Ukrainos karo vaizdavimas yra tokia kakofonija, kur mes patys paneigiam savo profesiją. Mes nebeskirstam. Yra net, kaip pasakyti, portalai pasidarė dešras ir ten meta ir svarbius dalykus, ir visiškai niekinius dalykus, ir gandus, ir visokių karo ekspertų samprotavimus. Karo ekspertai tai yra, kaip pasakyti, jeigu žmogus nieko nebuvo iki šito karo, tai jis tapo karo ekspertų ir tai jau yra jėga. Tai žodžiu, iš tiesų socialiniai tinklai, technologinės galimybės leido visiems žmonėms tapti rašytojais. Bet taip, ir tai išaugino gerokai tų visų informacijos, tą bendrą jūrą pagilino, ar ne? Bet yra šiek tiek to galbūt išlikę dar, ar jau visiškai ne, kad pavyksta Lietuvos žiniasklaidai tapti šiokiu tokiu filtru, kad tiesiog nenertų žmonės į gandus, vien jau į gandus, į ten telegramos rautus, į Facebooko, į polietilėninių maišelių srautus, bet tiesiog kažkaip atlieka žiniasklaida filtro vaidmenį ar nebe? Jeigu neatliktų, tai greičiausiai ir mes su jumis apie tai nekalbėtume, nes jau jūsų niekas nežiūrėtų, manęs niekas neskaitytų. Visuomenė yra, kaip bet kuri visuomenė, bet kuri bendruomenė, ji yra, kaip ir žmogus, yra paremtas išgyvenimo principu. Jeigu yra sukūriamas, pavyzdžiui, sukūriamas dronas, ar ne, tai taip pat atsiranda antidroninis šautuvas. Tai visuomenė irgi laikosi tokio, kaip čia pasakyti, kad nedaryk staigių judesių ir viskas bus gerai. Tai aš sakyčiau, kad didesnė dalis visuomenės supranta, kur yra šaltinis, o kur yra srutų upelis tekantis. Tai klausimas yra visą laiką, ar ne, gal mes patys kartais per daug gąsdinamės, kad į tą srutų upelį puls, tarkim, jauni žmonės ten ir panašiai. Bet, žmogus išgyveno netokiom sąlygom, tai kaip nors išgyvens ir dabar, tik tai dabar yra sunkiau. Man, kaip ir rytai, dar teko to dešimtmetį, to aukso amžiaus, ar ne, žurnalistikos, kai buvo profesionali, pakankamai gerbiama ir pakankamai tokiom šiltnamio sąlygom dar dirbti buvo galima, ar ne? Iš tiesų, ir tada politikai nekentė, ir tada dalis žmonių nekentė ir taip toliau, bet vis tiek, tai buvo kažkur tai va čia, ar ne? Dabar, kiekvienas celofanas gali vaidinti žurnalistą, tai žinoma, to nebėra, yra sudėtingesnės sąlygos, bet didesnė misija turbūt. Kalbant apie tą aukso amžių, atrodo, kad vienas iš tokių įvykių, žiūrint į praeitį ir jūsų karjeroje buvo Pakso apkalta, jūs tikrai daug rašėt komentarų tuo metu. Gal jūs galite jaunesniems žiūrovam papasakot, kaip jūs prisimenat Pakso skandalą ir koks
ten buvo žiniasklaidos vaidmuo, jūsų vaidmuo. Ir šį priminti vienintelį apkaltą, už ką galų gale ir apkaltą gavo. Ir valstybininkus tuos, kurie iki šiol yra didžiausias baubas prezidentūrai irgi. Ir turbūt iš tiesų, kad apkalta yra valstybininkų rezultatas. Ir valstybininkų plačiaja prasme jų buvo visose partijose. Įsivaizduokit Seimą, kur visų partijų atstovai balsuoja už apkaltą. Net Amerikoje tas būtų sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Sunkiai įsivaizduojamas. O čia buvo ir užteko, ir balsuoti reikėjo ne vieną kartą. 2 ratai buvo. 6 mėnesiai, kada balandžio 6 sukaks lygiai 20 metų, kai Paksas turėjo gėdingai apleisti prezidentūrą. Žiniasklaida iš tiesų rodė tokį mobilizacinę galią, nes dauguma redakcijų ten LNK, LRT, Lietuvos rytas, žodžiu, visi dirbo tą temą ir visi stengiasi ką nors rasti ir iš tiesų randama buvo visokie pasienio tarnybos vadovas Songaila ir kaip šita Smailytė Brendžiukas, ar net ten kažkoks Kikališvilis ir jo pabučiavimas Laurinkui prieš jam važiuojant į Ispaniją. Paskui tą Laurinkų nuims kas? Iš Gruzijos išims iš ambasadorių Grybauskaitė. Tai kas pradėjo negerbti ambasadorių ir negerbti 84 konstitucijos straipsnio? Dalia Grybauskaitė, visi jau yra tą pamiršę. Visi po postų apie Nausėdos baikas su Lenkijos ambasadorium rašo, būtų gerai, kad Dalia sugrįžtų. Dalia šitą madą ir įvedė. Ir norėjo įvesti Paksas, jam nedavė įvesti. Tai žodžiu, aš tai prisimenu kaip tokį transą, nes tuo metu turbūt buvo taip, Lietuvos rytas turėjo tokią opinion rubriką Laiko ženklai. Ir jį eidavo antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį būdavo toks suma sumarum savaitės. Tai man atrodo, kad aš per tą apkaltą rašiau apie 90% Laiko ženklų. Pats rašiau. Buvau atsakingas už tą rubriką, kaip atsakingas tu redaguoji, tu ten sutvarkai ar ne. Laiko ženklai kuriami iš pradžių 5-6 žmonės kalbasi, kažką žymisi, kažkas galvoja žymisi. Ir dažnai būdavo, kad per dieną reikdavo pakeisti 2 kartus. Tu parašėjai, tarkim, 5, 6 pasikeitė, perrašai, 8 vėl keičia situaciją, dar kartą reikia perrašyti. Tai turbūt esu pasiekęs savo rašymo greitį, kiek ten maždaug, kiek ten ženklų galėjo būti 8-9 tūkstančiai ženklų su tarpeliais per 35 minutės. Čia kiek yra maždaug puslapių, kad žiūrovas įsivaizduotų? 3 A4 formato. 4-3,5 kažkas. 3,5 kažkur tai. Norėjau sakyti, kad pusę rašto darbo Vilniaus universitete. Taip, kai studentam pasakai tokio dydžio esė parašyti, jie grėbėsi už galvos, vajetą, koks didelis darbas laukia. Tai aš prisimenu kaip transą, kur tu nuolat buvai, kaip pasakyti, tikslinai, žiūrėjai, gaudėjai, ką kiti padarė kažkur ir nuolat galvojai, o kas bus, pavyzdžiui, kaip praloš. O jūs galite priminti apskritai, aš tai praloš Paksas? Ne, kad praloš apkaltos procesą. Visiškai buvo. Ir tada būtų buvę šitą liberal-demokratų ar kokią ten Pakso partiją, tikėtina būtų laimėjusi rinkimus ir tada, kaip ten pelių slastai, spastai užsidaro ir mes būtume turėję tai, kas yra Rusija. Mano supratimo Rusija, tai, ką turi Vengrija, ką turi Slovakija, pirmiausia pražaidė Lietuvoje ir Lietuvoje jai nepavyko. Aš net tokį kalambūrą paleidau, kad 5 žurnalistai Lietuvos nugalėjo visą
Rusijos kariuomenės vyriausiąją žvalgybą GRU. O Rolandas Paksas būtų pajėgus būti tokiu, diktatoriumi iš esmės? Nes netrodo. Ar tuo metu atrodė? Žiūrėkit, nieko nėra lengviau būti kaip diktatorium. Būti vadovu, kuris įsiklauso į pavaldinių mintis, surenka, klausosi kitų, yra be galo sunku. Bet gali reikia gebėti išlaikyti. Žiūrėk, Putinas yra trejetukininkas, loseris visiškas, net šitom KGB iš jo juokėsi. Vadino kuo ten mol kandis, ar ne? Ir jis valdo tokią valstybę, kur turi 40% pasaulio energetinių ir gamtos kitų išteklių. Niekur nėra taip dirbti lengvai, kai būnant diktatoriu. Lukašenka, idiotas, arba Trumpas, idiotas, arba Orbanas. Gal Orbanas protingesnis iš jų yra, bet tikrai diktatorium nesunku būti. Padarys už tave darbą tie, žemaičiai turi tokį žodį, pasubinotai. O jeigu reikėtų apibūdinti, kaip per tuos metus, kai jūs stebite Lietuvos politiką, keičiasi politika Lietuvoje? Aš sakyčiau, kad atsitiko vienas dalykas, keičiantis kartom, atsakomybės už tas pareigas, kurias tu gauni, laipsnis padala priartėjo prie nulio. Tarkim, tas pats ambasadorių skirimas, ar ne 84 straipsnis, ką sako. Užsienio reikalų ministerija pateikė Seimui, Seimas patvirtina, vyriausybė nuneša kandidatūrą prezidentui, prezidentas tvirtina. Ten nėra parašyta, kad prezidentas netvirtina kandidatūros. Ten nėra parašyta, kad prezidentas gali pusę metų nepatvirtinti, pavyzdžiui. Kuo pagrįsta konstitucija ir įstatymai? Sveikų protų, ar ne? Ten neįrašyta, pavyzdžiui, man vienas žmogus sako, reikia įrašyti terminą, kiek gali dėlsti, ar ne? Sakau, tada konstitucija ir mažos knygelės virstų Talmudu ir vis tiek nesuveiktų, vis tiek tu visko negali numatyti, ar ne? Tai anksčiau žmonės jausdavo atsakomybę. Įsivaizduokit, 92 metai. Vytautas Landsbergis išveda pusę parlamento į mišką, į rezistenciją. 2 mėnesius aukščiausia taryba neveikia. Lietuva ką tik tapo nepriklausoma, kainos keičiasi, hiperinfliacija, reikia privatizaciją pradėti, konstitucijos nėra. Nedirba 2 mėnesius parlamentas, paskui kažkaip tai abi pusės susėda ir sako, ko jūs norit? Landsbergio pusė nori, kad būtų pirmalaikiai rinkimai. Okei. Konstituciją reikia padaryti, reikia. Suėjo 8 žmonės, rašyti konstitucijos irgi, kai kurie nesisveikindavo, bet jie padarė konstituciją. Už tą konstituciją visi prabalsavo, jie pateikė tautai. Žodžiu, politika yra konsensumas, susitarimas, sveikų protų vadovautis. Net teisėjams rekomenduojama vadovauti sveikų protų, ar ne? Tai kai prezidentas neskiria ir, pavyzdžiui, ir žurnalistikoje arba aplink žurnalistiką esantiems žmonėms, dažnai norisi eskaluoti konfliktą, ar ne? O abu durni nesusitarė, ar ne? Tai šiuo atveju, mano galva, kaip vaikystėje mama sakydavo, tu vyresnis, tu ir kaltas. Nes tu protingesnis turėtų būti. Taip, turėtų būti protingesnis. Tai prezidentas turėtų neprileisti kitokių situacijų ir sutikti su ambasadoriaus kandidatūra, jeigu, tarkim, nėra teistas. Jeigu jis tarnavo Lietuvai 30 metų iki tol, jis turėtų būti paskiriamas. Tai kai šitos atsakomybės nebėra,
griūva susitarimo pagrindai. O kuo tada vadovautis? Nes įstatyme ir konstitucijoje tu visko neperskaitys. Tai man atsakomybės kreivė eina va taip. Ar galima sakyti, kad šių laikų politikoje labai didelį matmenį, svorį turi kerštingumas, banalus kerštingumas? Oje. Ir toks kerštingumas, kur kartais, nesupranti, vaikai demonstruoja didesnį brandumą, ar ne, santykiuose vieni su kitais, negu suaugę dėdės ir tetos. Ir tam kerštui yra, žiūrinti kokią nors Žemaitaitę, ar ne. Tai jis jau keršyje, kaip žurnalistam keršyje, tam, kam jis tik tai nekeršyje, ar ne. Ir žmonės pamiršę apie kerštą, galima kalbėti ilgai, bet pagrindinė tezė turbūt būtų tokia, kad kerštas turi būti patiekalas šaltas, o ne karštas. Ne? Tai jie visi antruoju patiekalu laiko, ne pirmoju. Tai ir turbūt, kad, tarkim, jeigu imti, jeigu pasibaigs šito aukšto ir gražaus pono kadencija. Pirma Rimvydai. 2029 pasibaigs. Aš sakiau, kad agituosiu balsuoti už Vėgėlę. Aš norėsiu pamatyti šitą. Pasibaigs pirmoji kadencija ir ką mes galėsime pasakyti apie tą kadenciją. Turėjome prezidento poste berniuką, kuris visiems norėjo atkeršyti, kad, nežinau, gal jo ten kažkas nemylėjo mokykloje, gal dvejetą... Neimdavo parūkyti už garažą. Jo neimdavo parūkyti, dvejetą universitete parašė stojant į ekonomiką iš matematikos. Visas gyvenimas, visi 5 metai yra keršto. Keršto elitui, kuris šiaip jį ir iškėlė. Ne, jeigu ne elitas, Nausėdos kaip tokio nebūtų buvę iš vis. Tai reiškia, keršijo tiems, kurie jam buvo geri ir bandė pataikauti tiems, kuriems apskritai jis yra dzin šiaip jau. Jūs ir Rita, čia du žmonės prie šitą stalo yra, kurie į gimtadienį buvo nepakviesti, ar ne? Čia irgi buvo kerštas už kritiką. Tai čia jau turbūt buvo, aš sakyčiau, kad čia už keršto suvokimo ribų. Čia yra kažkas tokio, ko mano pilkosios smegenėlės nebegali suprasti, ar ne? Aš suprantu, kad nekviečia į prezidentūrą, į priėmimus, ten viskas suprantama, ar ne? Bet ten renginys buvo ne jo. Prezidentūra tik suteikė patalpas. Suteikė patalpas Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos akademikų, istorikų pokalbiai turėjo būti. Mes turėjom moderuoti. Kitaip sakant, mes buvom 3. ar 4. grandis, visiškai ne prie ko, ar ne? Realiai darbą mikrofonas. Aš galvau, gal jūs ant priėmė. Jūs ėjo darbą tiesiog iš esmės. Taip. Tikrai neįgimta. Aš labai džiaugiausi, nes, įsivaizduokit, kai tu kalbini 4 profesorius iš 16 maždaug amžiaus istorijos, ar ne, kiek tau reikia ruoštis, kad tu tą 40 minučių atlaikytum, kad neapsijuoktum elementariai. Jo, tai čia net nežinau, čia yra paranoja, jau paranoja. O žiūrint šitų požiūrių, politikai jautrėja? Ar visada tai buvo? Ar čia yra vis dėlto šių laikų po Trumpinė tokia reakcija? Labai geras klausimas ir dabar kaip teoretikas kalbėtų kaip nors gudriau, aš kaip toks primityvas Žemaitis galiu pasakyti pavyzdžiais, ar ne? Esu turbūt, kad nepralenkė nei maršistai, nei ten gražuliai, nei kiti srityje, kuri vadinasi Landsbergio kritika. Tai turbūt aš, sakyčiau, kad tebesu pirmas, galiu pasigirti. Bet kiekvieną kartą, kai mes susitikdavom ir tais laikais, ir dabar su Landsbergiu,
Vytautu Landsbergiu. Mes su juo pasisveikindavom, jis špilkuodavo, laidydavo replikas, taiklias replikas, kartais atsikirzdavau, kartais nuleisdavau negirdom. Mes visada apie ką nors pasikalbėdavom. Jis niekarto nėra atsisakęs eiti į mano laidas. Niekarto. Nei didžiausių įtampų laikais, nei vidutinių, nei neįtampų laikais ir taip toliau. Valdas Adamkus. Kai sudėjau savo dalį komentarų į knygelę ir padovanojau prezidentui Adamkui, užrašiau: prezidentui, politikui, kurį kritikuojant man skauda širdį. Bet aš jį kritikavau, net ten bendri draugai sakydavo, nu tu jį pavadinai Kubiliaus buldozeriu. Nu jis jam labai skaudu, tai gal tu paskambink, gal ką nors pakalbėk. Bet susitikęs jis nekarto apie tai neužsimindavo. Tai dabartinių, kodėl taip yra, ar ne? Tai kai žmogus yra didelis, jis gali visok tokiem pinokiam kaip aš leisti viską arba labai daug, ar ne? Kai žmogus yra ūgiu didelis, bet protelis menkas, nu jam norisi, kad jį mylėtų, gerbtų a priori. Ir visokie pinokiai trukdo tą, ar ne? Jis galvoja, pašalinsiu ar ne, šitos išvarysiu iš prezidentūros ir kaip ten pagal Kernagį. Ir bulvės vėl žydės. Bet, pavyzdžiui, ar tikrai Gitanas, gal galėtumėte, pavyzdžiui, pagalvoti ir atsiminti, čia visiems įdomus klausimas būtų, kas galbūt yra toks žmogus, kada prasidėjo toks tikrai įžeidumas, nes aš kažkodėl galvočiau, kad galbūt Ramūnas Karbauskis yra tas, kuris tikrai pirmas atrodė, kad labiausiai įsižeidžia, jau pradeda žiniasklaidos keršti. Dabar tarsi galvom, kad Gitanas Nausėda yra tas žmogus. Gal kažkas dar anksčiau buvo, aš tokių, kur tikrai atkreipė dėmesį, kad atrodydavo, kodėl žmogus įsižeidžia čia taip dar ir keršyje, pavyzdžiui, ir taip toliau. Jeigu aš pradėčiau vardyti tokias pavardės kaip Zita Šličytė, Gajauskaitė, kokių ten dar veikėjų iš aukščiausios tarybos, tos pavardės nieko nesakytų. Visą laiką buvo tokių, tik tai tiek, kad kaip pasakyti, žmonės visada yra maždaug vienodi, ar ne? Klausimas yra, kaip partija arba tam, kaip dalis visuomenės, kuri tuos politikus myli, ką jiems leidžia, koks naratyvas vyrauja. Ar tas įžeidumo naratyvas yra iškeliamas vietoj ideologijos, ar įžeidumas, yra, jis buvo, bet ten maždaug, ten patylėk, vis tiek, kai sprendžia rimti vyrai. Tai aš sakyčiau, kad bėda yra tokia, jeigu aš dabar paklausyčiau apie kiekvieną partiją, kas yra jūsų ideologas? Ką jie man atsakytų? Nieko net. Tėvynės sąjunga sakytų, kad Europos liaudės partija. Ne, Tėvynės sąjunga dar gali pasakyti Kubilius. Jis per metus kokius 4 postus parašo, kuriuos gali sakyti, kad čia yra konservatizmo ideologijos, mintijimas ta tema, o visos kitos partijos tokių neturi. Tai Blinkevičiūtė kažką apie obelės. Blinkevičiūtė ir ideologija yra dvi paralelinės tiesės, kurios erdvėje niekada nesusikerta. Iš to, kai jūs kalbėjote apie tai, kad jeigu tu esi didelis žmogus, tai tada tau ir kritika nėra tokia baisi. Atrodo, kad dabar lyderių politikoje yra mažiau? Kritika nepatinka niekam. Dabar. Ar man patinka? Oi, nepatinka. Visiems patinka, kai giria. Bet yra toks terminas, yra 2 sritis, ar ne, boksas ir politika, kur reikia laikyti smūgius. Boksininkas raundą laimį maždaug, nežinau, dabar gal kitaip skaičiuoja, dabar gal yra 13-10, anksčiau skaičiuodavo 62-58, ar ne? Tai praleisti smūgiai 58. Tu 4 smūgiavai daugiau, bet 58 skaudėjo lygiai taip pat kaip ir tie 62. Tai gebančių
išlaikyti gerą miną praleidus smūgį mažėja, tas yra sunku. Nu, mūsų fiziologija tokia yra. Įžeidė, užpuolė netikėtai, mes ką raustam ar ne, mirksėt pradedam, ten žodis įstringa ir taip toliau. Neteinam į logino konferenciją, pavyzdžiui. Jo, nu, Kas čia netėjo? Prezidentas neatėjo į loginą. Loginą, man atrodo, ten Taip, buvo kaip taip, tik po to taip. Liublino forumo visos istorijos. Kitą dieną tai, tiesiog. tai žodžiu, o lyderis ir pasižymė tom savim, nu, krepšinį, ar ne? 10 žaidėjų, 10 gerų žaidėjų ir vat, apie vieną komandą dabar skaitau ir sutinku, ten paskutinės 2 sekundės darė ataką ir reporteris labai teisingai rašo, jeigu tu paskutinę ataką pateki vidurio puolėjui, tu neturi lyderio, kuris gali imti ir padaryti. O su lyderiais ir aš nežinau, kaip sako, kad demokratija yra lyderių kapinės, nes demokratija visi lygus, o turėtų būti kažkas iškilti. Ir kai tik kažkas iškyla, ta kopūsta su pjautų ar peiliu geru, ar mačete ir šnai padaro, nes iš tiesų demokratijoje žmonės labai saugo, nes nuo lyderio iki diktatoriaus nėra labai toli. Vat. Dar sako, kad sunkus laikai augina stiprius žmonės, geri laikai augina silpnus žmonės. Ir tai reiškia, jeigu mes darom prielaidą, kad turim lyderių stoką, kad Lietuva per ilgai gyveno gerus laikus ir dėl to dabar turi sumokėti kažkokią kainą. Sakyčiau, kad labai tiksli diagnozė, nes, tarkim, 88 metais iki tolgi, kiek buvo viešoje erdvėje besireiškiančių žmonių. Tas pats Vytautas Landsbergis atnešęs į gimtąjį kraštą tekstuką apie Stasį Naujalį. Tekstukas buvo nepilnas. Mašinraštis, reiškia, būdavo dėkingas, kai įdedi. Plačioji visuomenė jo nežinojo. Ir staiga 30 su viršum lyderių, ar ne, staiga aukščiausioji taryba. Aš vienoj frakcijai būdamas sakiau, ten susirinko, sakiau, aš būsiu eiliniu. Romualdas Ozolas kikent pradėjęs, čia vieni lyderiai, reikia, kad kažkas ir eilinius būtų, ar ne, lyderių buvo labai daug, o po to iš tiesų ramus gyvenimas ir visuomeniai nebereikia. Net pats pasirinkimas ar ne keičiasi, 90 metų aukščiausia taryba, kiek aš ten skaičiau, 75 ar 76 žmonės, ne, 45 ir 46 mokslų daktarai ir habilituoti daktarai, profesoriai. Po to eina rašytojai ten, pirmi numeriai, operoj, rašytojystėj, žurnalistikoje, kur tik tai nori. Ir amžiaus vidurkis 42. O jau Seimas 92 yra amžiaus vidurkis 63 plus 21. Ir mokslo cenzas, ten buvo tarp universiteto ir mokslo daktaro, o čia tarp technikumo ir universiteto. Taip, ramybė žmonės renka į save panašius. Jeigu bus bėda, ar ne, vėl neduok Dieve, atsiras lyderių. Ir žmonės eis paskui juos, todėl kad, kaip pasakyti, kai tu pasiklysti miške ir vienas turi kompasą, ir yra buvęs bent jau skauto organizacijai, tu nemirksėdamas eisi paskui jį. Čia gal galima tą patį pasakyti ir Ukrainos pavyzdžiui apie Zelenskį, nes niekas nesitikėjo, kad jis bus toks prezidentas nutikus karui, lyginant su tuo, koks jis prezidentas buvo iki karo. Tai čia irgi tokia matyt paralelė. Rimvydai, jūs mėgstat sportą, tas akivaizdu. Tai aš jums, nežinau, žinot, populiaru dabar yra sudarinėti penketus įvairius. Tai pabandykim, užbaigiant temą apie Lietuvos politikos lyderius, penketuką sudarykit nuo 90 iki dabar savo vertinimą. Čia tų gerųjų ar tų blogųjų? Gerųjų. Kaip jūs norite, tiesą pasakius, bet aš kažkaip... Pradžia nesunki. Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis, Aleksandras Abišala. Taip, toliau ketvirtas
4, 5. Turbūt, kad irgi labai daug kritikuojas rašyčiau Andrius Kubilius 4, nors daug klaidų padaręs ir žurnalistikai daug pakenkęs žmogus, bet pirmiausia jis turi mintį, ar ne, jis yra mąstytojas, ar ne, ir nebijantis priimti sprendimų. Taip, ir dabar 5, ok, 5 paskutinį įtraukti. Nebėra. Visi kiti turi labai daug trūkumų. Ta prasme, aš čia traukiau ne pagal populiarumą, ne pagal tai, kaip myli, bet pagal tai, kokią naudą davė valstybei ir kaip dėl tos valstybės bandė kažin kokius tai darbus padaryti. Kažkaip visai nustebino, kad Dalios Grybauskaitės nėra 5. Aš manau, kad ji yra viena prasčiausių prezidenčių, kurias mes turėjome. Iš esmės, jį sukūrė tokias sąlygas, kuriuose dabar ir tokias taisyklės, tradicijas, kuriuose šitas mažas berniukas dabar plaukioja ir jaučiasi laimingu. Nes jeigu jis būtų atėjęs po Adamkaus, tai jis būtų to nedaręs, nes tiesiog nebuvo pavyzdžių. Taip elgtis, taip nederamai politikoje elgtis. Tai. Kokį nors pavyzdį gal? Bet jam nesiseka, palyginus su tuo, kaip sekėsi Daliai Grybauskaitei. Pirmiausia, skiriasi mentalas, ar ne? Proto pajėgumai. Grybauskaitė yra aštraus proto, ar ne? Greitai mąstanti. O šitas, jeigu man reiktų politikų, nemąstančių politikų pavyzdžių, tai aš pasakyčiau irgi, kad mąstymas ir Nausėda yra tos pačios dvi tiesės erdvėje, kurios eina paraleliai ir niekada nesusikirs. Jam per sunkus procesas yra mąstyti. Aš vis dar tikiuosi prezidentas sutikti šitoje laidoje. Bet beje, ar galima sakyti, kad jūs, Gitaną Nausėdą, atvedėte į tokią ryškesnę rampų šviesą ir kaip jis pasikeitė nuo tų laikų? Aš turiu mintį į Lietuvos rytą. Štai klausiau, kaip dabar Rimvydas Valatka, signataras ir žurnalistas dėl to jaučiasi. Pasidalinčiau šitą sunkia našta su amžinatilsiu šaumenu Šerėnu. Man jį atvedė Šerėnas. Šerėnas, nežinau, ar žinot ar ne, jis buvo ekonomikos mokslų daktaras. Disertacija buvo, man atrodo, apie žmogaus išteklius kažką tai. Ekonomikai rimta disertacija. Ir vieną dieną jis atvedė tokį aukštą vaikiną jauną. Ir ten maždaug išdėstė, aš dabar tiksliai sumų neprisimenu, bet maždaug 2 vaikai. Docento algelė ten ar 120 litų, ar kas, ar negalėtum rasti kokio darbelio. Kadangi tais laikais iš tiesų laikraščiai plėtėsi labai tą 10-metį ir per 5 minutės sugalvoju, sakau, valiutas. Doleris su marke, doleris su jena, doleris su šveicarijos franku, 3 grafikėliai. Kiekvieną pirmadienį atnešė 400 litų padėta. Tai čia didžiulis turtas. Turbūt 2 ar 3 kartus daugiau negu docentas gavo tuo metu. Ir taip jis rašė 5 metus su nuotraukėlė, pavardė, 3 grafikiukai. Būtumėt liepę, būčiau atnešęs parodyti komplektus, ar ne? Ir jį pastebėjo Lietuvos banke. Tai, kaip pasakyti, aš kaip atsakingas žmogus spėju, kad jeigu nebūtų šito buvę, arba tarkim, jeigu jis būtų nuėjęs į tą laikraštį, kuris dabar adoruoja, į Respubliką, tai spėju, kad nei Lietuvos bankas, nei po to jau Sebas jo nebūtų paėmęs, nebūtų turėjęs tos pozicijos, taip ir būtų likęs docentas, profesorius paskui ir jokios prezidentūros. Bet kaip...
tas, kuris planuoja, suplanavo taip, kad Šerėnas pažinotų mane ir būtų kursiokai, man atrodo, jie buvo su Gitanu Nausėda. Ir taip išėjo, kad žmogus startavo. Tai protingi žmonės visada prisimena, aš prisimenu visus, kurie man padėjo, ar ne? Galėčiau vardyti, net kur pirmą reportažą Valstiečių laikrašty buvo toks Antanas Naujokaitis. Buvo Melžėjų mokyklos išleistuvės. Aš turėjau parašyti reportažą, 2 dienas rašiau. Kraupumą, jum reiktų parašyti, Melžėjų mokyklos. Baigė, diplomai teikiami, ką parašyti, ar ne? Kažką parašiau, atėjo Antanas, žinai, tu čia gerai parašėjai. Čia gerai, ir čia gerai. Ir aš pradžiu galvoju, trolina šiuolaikinę kalbą kalbant. Tai. Suprantu paskui, kad rimtai žmogus šneka. Tai aš visus žmonės, kurie man kur nors padėjo biški kilstelt, aš prisimenu geruoju. O žmonės, kurie ant piktų miltų yra užauginti košės, jie nori ištrinti, kad jie patys, ta prasme, ką darė Putinas, kai tapo prezidentu? Pirmas nužudytas buvo Peterburgo Tambovo gaujos ten vadas, su kurio jie kartu dylą darė. Antras nužudytas buvo Sobčiakas, kuris jį ištraukė iš šiukšlyno ir pastatė ir nuo to prasidėjo karjera. Tai neįleisti prezidentūrą to, kuris tau 5 metus padėjo prasimaitinti. Yra solidu. Jeigu šviesaus atminimo Nausėdos bendrabučio kaimynas Šerėnas šiandien atvestų Nausėdą ir sakytų: Rimvydai, maža Ilgelė, 2 vaikai, gali gal kažką padėti? Koks būtų atsakymas? Toks pat. Aš net įsivaizduokim hipotetiškai, ne? Tarkim, prezidentas negauna rentos, negauna namuko, ten nieko negauna. Tai čia reikia apkaltą praeiti, kad taip nutiktų. Jo. Nes buvusi prezidentą buvau kažkada stotelėje susitikęs. Taip, ir tarkim, ir jam yra sunku, aš tiesą dabar nebeturiu plotų, kur priimti, bet tarkim, jeigu aš būčiau redaktorius, jis ateitų ir sakytų, norėčiau rašyti apie pasaulio ekonomikos prognozes, tarkim, kaip bus ten po 5, 10, 15 metų. Aš priimčiau. Yra toks posakis, kad draugus reikia laikyti truputį toliau, o priešus labai arti prie savęs, o ne priešingai. Ir apskritai, tas sprendimas yra ne apie kitą žmogų, o apie tave. Tai, ką tu nusprendi taip, kaip tau yra mieliau, patogiau, kaip tu esi, augintas, auklėtas. Ir grįžtam prie klausimą apie kerštą. Jau gink Dieve, niekam gyvenime nekeršyk. Ir tu pamatysi, kad gyvenimas šitiem visiems atkeršyje. Esu turėjęs tokių nušmikių, kurie smarkiai pagadino gyvenimą. Ir po 1,5 metų kažkas su juo atsitikdavo. Negero, taip yra. Rimvydas Valatka yra fatalistas? Iš to, ką pasakiau, kitos išvados nepadarysi. Šitoje vietoje iš tikrųjų, bet labiau aš akcentuočiau tą pirmąją dalį, kad gink Dieve, nekeršyk. Ir ypač to laikausi turiu per semestrą maždaug iki 2, kartais 300 studentų, ar ne? Ir visko pasitaiko, ar ne? Aš pats buvau labai nekoks studentas, ta prasme, nelankantis ten, laiku nepadarantis ir taip toliau. Tai eidamas į tą darbą sakiau, tik nesugalvok keršyti studentui. Tu stovi prie katedros, ar ne? O jie ten sėdi. Ir galų gale tu gal jam ir atkeršysi, bet gyvenimas atkeršys tau, nes jam yra 20, o tau jau arti 70. Tai jis turi daugiau šansų, bet kuriuo atveju laimėti tą gyvenimo kovą. Jeigu reikėtų kalbėti apie politikos ateitį, artimiausi rinkimai, artėjantis yra prezidento rinkimai.
Kaip Jūs manot, kokią lyderystę valstybė mes turėsim po šitų rinkimų ir ar apskritai tuose rinkimuose kažkokios intrigos yra ir bus? Aš manyčiau, kad po šitų rinkimų bus gėda kalbėti apie lyderystę, nes labai daug aplinkui sėdinčių žmonių pasijus įžeisti. Kaip ten yra Rusijoje formuoti, įžeidė tikinčiųjų jausmus. Mačiau tokią karikatūrą. Sėdi už grotų Jėzus Kristus, kitas klausė, už ką sėdi. Įžeidžiau tikinčiųjų jausmus. Tai apie lyderystę nebus galima kalbėti, jau neskaniai kvepia. Bet man kažkaip tai du dalykai yra. Man svarbesni yra Amerikos prezidento rinkimai. Jeigu im demokratijos ateitį tiek Lietuvoje, tiek, nežinau, Indonezijoje, tiek Brazilijoje, tai yra Amerikos prezidento rinkimai, kurie labai daug lems. O žiūrint į Lietuvos prezidento rinkimus, žurnalistika yra toks dalykas. Jeigu tu visą laiką žiūrėsi į pasaulį iš čia, ar neatskaitos taškas, fizikoje yra labai svarbus. Jeigu tu žiūri į upę tekančią nuo prie pat kranto ar ne žemai, tai tu matysi vieną vaizdą. Jeigu pasilipsi ant skardžio, kampas keičiasi, visai kitas, o jeigu dar į pušį lipsi, visai kitaip. Tai aš bandau lipti pušį ir svarstau taip. Kai manęs klausia, už ką balsuoti? Aš sakau, balsuok už Vėgėlę. Išpučia akis, kaip už Vėgėlę? Sakau, žiūrėkim. Kai Nausėda ėjo į anuos rinkimus, apie jį buvo kalbama tik gerai ir dar geriau. Ir elito žmogus, ir ekonomistas, ir ten... Liberalas. Bibliofilas. Viskas buvo aukštas. Amazing, ar ne? Ir ką mes gavom? Mes gavom minus amazing, atvirkščiai, reiškia, ten taip toliau. O apie Vėgėlę kalbama tik blogai ir dar blogiau dėl vieno žmogaus durno poelgio, ar ne? Dėl išstojimo prieš skiepus. Bet jis dabar kartoja tą savo retoriką. Jis kartoja, bet aš taip žiūriu, kad, ko gero, Vėgėlė, šitaip iš to neigiamo liūno išlipęs, jeigu jį išrinktų, tarkim, jis norėtų būti geras. Jis norėtų su elitu draugauti. Tėvas verslininkas, brolis, to verslo generalinis. Ta prasme, atsipirkt reikia, ne? Taip. Ta prasme, jis su durnelių balsais ateitų, ar ne? Ir gudrių, ar ne, kurie prisidėtų. Ir bandytų tapti truputį geresniu, negu jis buvo vaizduojamas. O Nausėda atėjo galvodamas, kad jis yra dievas, jis yra toks geras, kad jis mums visiems laimę atneš 100 metų į priekį. Tai aišku, gerovė. Gali sakyti, gerovė. Taip. Gali sakyti, kad mano mąstymas yra trenktas, bet parodykit man, ką norintais geriau šitoje situacijoje, kaip mąstyti kitaip, ar ne? Akivaizdu, kad jis agituoja jau. Aš galvoju, žodžiu, kad trolina, bet dabar čia yra jau papunkčiui įsidėta. Čia beveik kaip tas klebonas, ar ne? Bet to yra, kaip pasakyti, politikoje yra labai svarbu pamoka, ar ne? Kad politikas gautų pamoką. Paksas išlėkė iš prezidentūros už visiškai žulumą, ar ne? Realiai, jeigu jis nebūtų Borisovo antrą kartą priėmęs į darbą, turbūt, kad jis būtų išsaugojęs, ar ne? Gražulis gavo į skudurus kada, kai jis galvoja, ir taip laimėsiu čia, ką čia. Iki šiol sekėsi, tai... Jo, prasmuks, 100 kartų prasmukau, 101 kartų. Iš tikrųjų, žiauri daug kartų prasmukau. Jo, tai kol, kaip su šuniuku, ar ne, nežinau, gal dabar taip nebegalima sakyti, bet kaime buvo taip, jeigu šuniukas kambarį pridirbo, tai reikia pamurdyti. Tai su šuniukais nebegalima, tai su politikais reikia tą daryti, kad kol jis nepajunta savo smarvės ant savęs, tai tol
tol, ta prasme, įžulės ir toliau. O kas bus, jeigu išsirinksim Vėgėlę ir jis nebandys būti geresniu negu atrodo, o priešingai tęs šitą retoriką? Nu, žiūrėkit, tada jam reiks pakeisti visus vienus Jansonus Skaisgirytės, kitais Jansonais Skaisgirytės, eis laikas. Tam gaištama yra, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu kur aš sutinku dėl to, kad Putino mirtis būtų karo pabaiga. Šiaip Rusijoje niekas nepasikeistų nuo to. Nei kokybiškai, nei kaip nors kitaip. Bet naujam carui reikėtų įtvirtinti savo valdžios vertikalę, o tam reikia ir laiko, ir resursų. Tu negali kariauti Ukrainoje ir tuo pat metu tvirtinti. Tai lygiai taip pat naujas atėjęs iš niekur, jis turėtų kurį laiką gaišti laiko dėl administracinių visokių dalykų ir pasibaigtų kadencijai. Vėgėlė jaunas. Nausėda spėjo susirinkti per kelis mėnesius, ten iki inauguracijos, dar keli metai ir va jau turi visą komandą. Ir pakeisti turėjo. Bet žiūrėkit, kai jis laimės antrą kartą, jam nieko nebereikės daryti. Jis su dar didesnė riboto žmogaus energija puls daryti tai, ką jis darė, nes jis jausis teisus, jis gaus antrą mandatą. Ir jo padaryti nuostoliai valstybėje bus didesni. Kai jūs pasakėt su dar didesnė energija, man kilo mintis, kad jo nuo 9 iki 4... Iki 5 tada bus. Bet gali būti ir kitaip, gali būti, kad dabar žmogus nori prastęsti kontraktą, dėl to stengiasi, kaip jau ten stengiasi ir ką padaro. Tai čia ir apie valstybė įtaką nesigilinsiu, bet o gal kai laimės tą kontrakto pratęsimą atspalduos ir sakys. Jūsų lūpom kalba išmintis, kaip pasakai, tezė visada yra antitezė, o to mūsų gyvenimo žmonių yra įdomus, kad niekas negali turėti ne tik tiesos monopolio, bet visos prognozės ateities yra, kaip čia lietuviškai, tufta, muilo burbulas. Pliurpalas, ar ne? Ką tu gali išprognozuoti, ar ne? Kaip dabar prognozavo vakarų ekonomistai apie Rusijos ten biudžeto ir armijos pajėgumus, ar ne? Tai iš principo jie prognozavo, ne visai moksliškai skaičiavo. Jie neskaičiavo, kad Rusija vis dėlto ne Sovietų sąjunga yra ir verslas veikiantis ras apeiti kaip tuos kelius tiekimų ir taip toliau. Antra, rusas nėra amerikonas ar vokietis ar lietuvis. Jam vienodai, kol jis duonos turės, tol jisai kentės. Tai ir dabar yra iš tiesų, Rusijos resursas yra maždaug dar 2 metai. Jeigu vakarai duos tik tiek ginklų, kiek dabar, tai 2 metus jį ištems ir grius, nes, kaip pasakyti, jie įmetė iš biudžeto į karinę pramonę daug trilijonų, ar ne? Tie trilijonai prasisuko, kareiviai gauna, karininkai gauna pinigų, tankų pramonės darbininkai gauna, viskas susisuko, bet biudžetas iš kur sudaromas? Iš žmonių ir verslo mokamų mokesčių. Reiškia, dabar reikės atimti kuo daugiau. Ir tas, kaip statymai kyla ir vieną dieną bankas sugriuvo, reiškia. Bet kada jis sugrius? Jis gali sugriūti ir po 3 metų, ir po 4. Įsivaizduok Ukrainai. Ką tai reiškia? Kiek ten liks pastatų, žmonių ir žemė, kurios bus kurie bus tinkami gyvenimui, ar ne? Bet kad sugrius, tai yra faktas. Bet šiaip prognozės yra, visi karo ekspertai, kurie prognozuoja karo ateitį, yra, realiai Palmyra yra išminčius ten ar ten, kokia ten Palmyra yra, kokia ten dar Budraitytė, kurios iš kortų būrė. Jie yra kietesni ekspertai negu karo ekspertai.
Čia GPT galėtų sugeneruoti jų tos tekstus, bet, tik tą savo. Kaip tik Grimerė pasakojo prieš laidą, kaip grimuodavo būrėjas ir kaip pasakodavo dalykus, tai ten tikrai. Bet jeigu reikėtų pasižiūrėti bendrą paveikslą, turim Vėgėlę kandidatą prezidento rinkimuose, buvo visi šeimų maršo dalykai, Celofanas dabar labai aktyviai reiškėsi, bet partija... Tutku turim dar. Tutku ir taip toliau. Andrulėną. Ar čia yra šių laikų tendencija dalį visuomenės burtis aplink tam tikrus marginalius populistus? Ir kaip jūs matote Lietuvos politikos ateitį? Ar tai bus dėl tokios polarizacijos įsiskaldžiusi aplink įvairius populistus susibūrusi politika, ar vis dėlto sveikas protas nugalės ir visada nugali? Ar burtis aplink jo? Aš nelabai sakyčiau, kad apie juos būrėsi. Kas apie Tutkų būrėsi? Ten draugė ir ten rinkimų štabo vadovė yra susibūrusi, o visi kiti tokie, kaip čia pasakyti, vieną dieną Tutkus, pilvelį prisimenat, Algirdą? Aš tai prisimenu. Tai pilvelis buvo rimtesnė figūra, bent jau fotografuot mokėjo, ne? Ir nuostolingą laikraštį Lietuvos aidas tiek ilgai leido, net dabar jo dukra. Tutkus Lietuvos kariuomenei vadovavo? Jo, geriau būtų nevadovavęs. Bet tikriausiai Tutkus čia toks mažiausiai ryškus iš šitų pavyzdžių, lyginant ten su Vėgėle, Celofanu ir kitais. Aš sakyčiau, liūdniau yra, kad partijų lyderiai, kurie yra dalyvavę rinkimuose, išskyrus vieną kitą, yra gavę 2-3% balsų, o čia yra liūdnesnis, reiškia, apie juos niekas nesibūrė. Bet realiai tai, kai nėra politikoje didelių pinigų, kaip Amerikoje, ir ne pinigai išsprendžia viskas. Lieka 2, kartais būna 3, ar ne, koks nors Ros išlenda, ten dar Peroros, kaip ten buvo. Tai žmonės išsikelia, parodo save, būna kandidatu, ar ne. Labai gražu. Tai čia... Šiuo atveju, jeigu imt demokratijai, tai Lietuvai yra gerai. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, atrašykite eilę, Nausėda, Vėgėlė, ten Celofanas, Vaitkus, Andrulėnas, Tutkus, kas ten Blinkevičiūtė, ar ne. Ir visi raunasi dėl to paties balso, ar ne. Jie, reiškia, dalyja balsus. Kitoje pusėje irgi šiek tiek yra, bet jau mažiau, ar ne. Tai galimas toks dalykas, kad jeigu, pavyzdžiui, patektų Žalimas į antrą turą su Nausėda, tikrai balsavimas būtų kitoks negu prieš 5 metus. Prisimenu, kaip balsavo, kaip vos Grybauskaitė nugalėjo tokį super pilką veikėją, pilkiausią turbūt. Zigmantą Balčytį. Jo, Zigmantą Balčytį, kuris sakė, aš nenoriu ten. Bet jeigu... Pati keiščiausia kampanija, aš kur atsimenu. Aš tai nenoriu čia būti, bet tik to. Jo, ir jis gavo, jeigu neklystų, 48%. Ne, mažiau žinokit, man atrodo. Ar 40. Bet 40. Bet apie 40. 44, 4 ar 5%. Žodžiu, nedaug trūko. Taip. Jeigu jis būtų norėjęs ir būtų, pavyzdžiui, pradėjęs pasistengęs, tai galėjai, nes vis tiek buvęs prezident, dabar įsivaizduok Nausėdą, jis gal to pats nežino, bet jo rinkėjų pusėje įvyko didinga transformacija. Pusė žmonių, kurie už jį balsavo, nebebalsuos. Jis turi gauti tą pusę kompensuoti iš tų žmonių, kurie balsavo ten už visiškai ką nors kitą. Tai ir 5 metai, yra kaip mums taip atrodo, ar ne, kad apskritai žurnalistikoje yra labai blogai, kad imi pagal trafaretus, ne, tas konservatorius, tas liberalas, tas socialdemokratas. Ir tą automatiškai perkeliant jų rinkėjų. Bet tik užtenka pasikalbėti su rinkėju, tai pasirodo, kad
tas socialdemokratas gali už Šimonytę balsuoti, arba tas konservatorius gali balsuoti už Blinkevičiūtę, pavyzdžiui. Žmonės yra, kaip pasakyti, vis dėlto individualūs labai. Ir jų tas apsisprendimas, jis vyksta. Krikštynos buvo, ten kažkoks, liežuvių pakabinės bičas buvo gražiai apie ką nors papasakojo, pasakė, už tą reikia balsuoti. Protingai sako, reiškia, padarom. Tai yra tokie 100 000 tokių mini apsisprendimų, kurie gali daug ką pakeisti. Todėl visais laikais labai rizikuodavo tie karaliai, kurie pradėdavo niauti su elitu. Blogai baigdavo. Tu gali ateiti į sostą ant šakių, bet tos šakės tave gali nunešti, nes vis tiek valdyti tu turi. Net Vytautas Didysis, kai jis dar įsikūrė tarybą, pirmąją ponų tarybą, 10 vyrų visokie čiupurnos ten, Manvidai ir taip toliau, kurių balsas lemdavo, kariausim, nekariausim, ten kariausim, kitur kariausim. Jis turėjo absoliučią valdžią. Kam jam to reikėjo? Negali vienas valdyti. Ar tiki žmonės dabar labiau ar mažiau konspiracijomis apie pilkuosius žmogeliukus, kurie iš tikrųjų valdo Lietuvą, pasaulį ir taip toliau? Ir anksčiau ir tokių būdavo, kurie tikėdavo kažkokiais mistiniais žmonėm, kurie valdo viską, ar ir dabar yra daugiau? Aš labai atsiprašau, Lietuva tai valstybininkai valdo. Tai va, patarkim, sakykime. Jau nebegėjai ir nebežydai, o valstybininkai. Bet aišku, mes gal neikime ten tuos visus, kur ten, kad ne vikšrai, atsiprašau, iš tiem. Drieža žmogiai. Tai gal tokius nesileiskim, bet jo, kad yra žmonių grupė, kuri ten susitarė už viską ir taip toliau. Dalis žmonių yra linkę į, kaip jau sakyt, pasaulis yra labai sudėtingas, o ne kiekvieno protas gali laužyti 5 laipsnio lygtis, ar ne, žmogui reikia, kad būtų 2x2, kad būtų aišku, kas, ar ne, kas čia, į ką reikia kreiptis, kad man išspręstų mano problemą, ar ne? Bet yra toks teorinis pagrindimas, kuris man labai patiko. Česlavas Milošas apie 1950 metus parašė tokį romaną, politologijos vadovėlį Pavergtas protas. Ir ten jis rašo, kad rytų Europos žmogus, pavergtas komunizmo, yra labiau linkęs į sąmokslo teorijas, todėl kad kas yra dialektinis materializmas pagal Milošą, kad viskas yra susiję. Ir debesų kiekis danguje, ir upelio vanduo, ir generalinio sekretoriaus Stalino sveikata bei nusiteikimas, žodžiu, viskas plaukia, ta prasme, iš kiekybės išaugo kokybė, ten neigimo dėsnis, 3 dėsniai buvo tokie, viskas susiję yra, viens iš kito išplaukia. Aš irgi kažkada sausio 13 kūriau sąmokslo teoriją apie pagrobtą Šimėną ir man dabar yra gėda dėl to. Teisingai, jūsgi buvo, bet o ne jūs buvot pagrobtas irgi vieną kartą, Dalios Ibelhauptaitės. Čia pajokavo. Čia bairis, nelaimingas bairis buvo. Čia vienas iš tų dalykų, dėl kurio aš pykstu ant Valatkos. Nuoširdžiai. Okay. Tai kai tik viskas susideda, ar ne, viena plaukia iš kito, reikia tą konstrukciją sulaužyti ir galvoti iš naujo, tai kad gyvenime labai daug vietos yra atsitiktinumui. Niekas nėra susiję, ar ne, niekas neplaukia. Tu gali po to atgal sudaryti grandinę, bet tarkim, mes kalbėjom apie Nausėdos iškilimą, ar ne. Tai irgi mano pasakojimas truputį į sąmokslo teoriją panašėjo, tarkim. Galbūt jis būtų nuėjęs kitur ir būtų dar greičiau tą patį padaręs. Tai čia svarbu yra žmogaus noras būti prezidentu, ar ne, ten organizacija ir panašiai. Tai Milošas sakė, kad žmonės paveikti tos propagandos ir to primityviojo
dialektinio materializmo, ne Hegelio dialektikos, bet dialektinio materializmo, yra labiau linkę va taip mąstyti ir, reiškia, viskas valdo tarptautinis imperializmas. Sionizmas, reiškia, kapitalas ten, Sorošas čia moderniųjų laikų, reiškia, vienas Sorošas, bet anksčiau buvo ten toks dėdė Semas ar nepiešiamas buvo, reiškia, viską jie nusprendžia, niekas kitas nieko nebegali padaryti, tai matyt, kad mes esam pažeidžiamesni, todėl kad, yra tas prisiminimas, bet to įsivaizduokit, kad kada žmogus pradeda kurti sąmokslo teorijas. Tam, kuriam gyvenime sekasi, jis nekuria sąmokslo teorijų. Jis neturi laiko, jis dirba, sukasi, o dabar kažkas Ukrainai dirba, jeigu turi laisvo laiko ir pinigų, kažkas kokį nors darnumą pradeda kultivuoti ar ten rūpintis neįgaliaisiais arba katinukais pamestais ar dar kažkom tai. Sąmokslo teorija yra, outsiderių religija, ar ne? Jis ne todėl, kad nesimokė mokykloje, ne todėl, kad nesimokė gerai universitete, ne todėl, kad yra tinginys blogai gyvena, o todėl, kad šitas jo vietą užėmė. Jeigu aš būčiau jo vietoje, padaryčiau gerai. Tai sėkmingas žmogus niekada taip negalvos. Sėkmingas žmogus galvoja, ką aš galiu dar padaryti, ar ne? Kaip aš galiu parašyti, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad man kiekvienas tekstas yra toks pat iššūkis, toks pat kalnas, kaip buvo, kai aš rašiau pirmąjį tekstą gyvenime arba pirmąjį eilėraštį. Tebestovi tas kalnas, jis nei sumažėjo, gal net padidėjo truputį. Tai aš jį galvoju, kaip su juo susidraugauti su tuo kalnu, kad jis manęs neužgriūtų. O lūzeris sėdėtų ir mąstytų, žinai, kad ten jo nespausdina, pavyzdžiui, arba ten. O Valatka atėjo, bam ir parašė. Bam ir parašė ir jį įdėjo. Nes draugelių turi. Tai matyt, šitas yra, klausimas yra, kokia visuomenės dalis tam pasiduoda ir kokią tai gali turėti įtaką. Buvo vienas momentas Lietuvos valstybės istorijoje, tai buvo Garliavos istorija, kai jau artėjo prie tokių palyginamų dydžių, aš netgi sakyčiau, gal kokie 40-45% tikėjo tą sąmokslo teoriją, kad kažkoks pedofilų klanas, kurį dengia valdžia, tuos vaikus grobė, išnaudoja ir panašiai, ir panašiai. Žiūrėkit, ta teorija buvo patikėję kokie vyrai. Vytautas Landsbergis, buvęs kultūros ir švietimo ministras. Du Landsbergiai, taip. Buvęs kultūros ir švietimo ministras, profesorius Darius Kolys ir daugybė dailininkų, rašytojų ten ir panašiai. Tai žmogaus, kaip smegenis yra galingas aparatas, ar ne, bet jį gali panaudoti ir karui, ir geriem dalykam. Tyla reiškia, tyla gera byla. Ačiū Rimvydai, kad skiriat savo valandėlę ir daugiau. Ačiū Birutei ir Ritai. O ačiū visiems žiūrėjusiems. Aš tik tai noriu priminti tokį dalyką, kad 68% iš jūsų, kurie pažiūrit, vis dar nėra paprenumeravę mūsų kanalą. Tai padarykite, jeigu tą galite. Ačiū labai visiems, ačiū ir iki. Ačiū. Ačiū. Tai va, kas tą Nausėdą mums čia atvedė. Dabar visi tegu žino, kodėl mes čia turime. Tai laida apie prezidentą gavo. Tai tas antras dalykas, už kurį dabar galėsiu legaliai pykti, žinai.